Pademonstruosiu vieną iš būdų, kaip galima prisivilioti laukinius gyvūnus į viliojimo vietą. Tam mums bus reikalinga birus vilioklis, skystas vilioklis ir reikalinga kukurūzai. Ką mes padarom pirmoje vietoje, kas ir labai efektyvų, tai įsiberiam kukurūzų į kibirą, pakankamai nedaug, užtenka, tada pilam skystą vilioklį tam, kad kukurūzai apkiptų, kad jie būtų lipnus. Dabar imam, jeigu ir galimybė, suktuką ir su juo išmaišom. Jeigu neturit suktukų, tiesiog su bet kokiu, reiškia, kitų daiktų galima išmaišyti. Kada kukurūzai yra lipnus jau, tada imam birų vilioklį ir užbarstom čia ant kukurūzų. Maišelis turi zip uždarimą, panaudot kitam kartui. Ir dabar vėl gerai išmaišom. Viskas. Kukurūzai matosi, kaip gerai yra apkibę. Ir dar rekomenduočiau prieš supilant kukurūzus geriausiai ir kelmas. Mato, čia jau ir naudota. Dar apipilti patį kelmą su skystų viliokliu. Taip bus efektas didesnis, nes matot visur ir apgriaužta. Vidui visur, va, kad būtum skanu. Ir čia galim papilti. Atėję žvėriukai laižo. Kad efektas būtų didesnis, galim dar pabarstyti. Va, apkimba, labai gerai apkimba, nes skystas vilioklis yra lipnus. Ir dabar paruoštus kukurūzus su viliokliais tiesiog sukratom į kelmą. Viskas. Aukščiausio lygio paruošta viliojimo vieta. Naudokit. Rezultatas 100% garantuoju.